Pirmą sezoną užsienyje pabaigęs Jonas Mačiulis turėjo trumpiausias atostogas iš visų Lietuvos rinktinės kandidatų. Tačiau gimtinę sugrįžęs 25 metų puolėjas vis tiek ruošiasi atstovauti nacionaliniai komandai. Mačiulis sako, kad laiko atostogoms niekada nebus per daug, bet jaučiasi turys jėgų prieš kitą savaitę prasidėsiančią treniruočių stovyklą. Bus matyti, kaip pavyko atsigauti, bus matyti rinktinėje, vis tiek daromi ten tie medicininiai tyrimai, viskas, einamos tos medicininės apžiūros ir viską pasakys. Dabar jaučiuosi gerai, bet kas žino, kai išeisiu žaisti, kai išeisiu sportuoti, gal pamatysiu, kad tų jėgų nėra dar pakankamai, kad tenais, nežinau, taip greitai atsistatyčiau ar kad taip greitai pradėčiau rodyti tą sportinę formą gerą. Italijos lygos finale žaidęs Mačiulis sezoną baigė tik birželio viduryje. Jo komandos draugas Milano Armani Jeans komandoje Marijonas Petravičius neatstovaus rinktinį dėl nugaros traumos, o kitas Italijos lygos finale žaidęs krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius nerungtyniaus dėl operacijos. Mačiulis veržėsi į rinktinę, nes tikisi užsirekomenduoti treneriams. Aš jau nuo 16 metų nei vienos vasaros neturėjau, jau beveik 10 metų, kai kiekvieną vasarą, daugiausiai mėnesis, gal pusantro gaunasi, bet ir tai nesigauna, nes pradedi sportuoti anksčiau, kad visiškai neapsileisti. Aišku, norėtųsi to poilsio, bet vis dėlto dabar yra man tokiam žaidėjui, kuris aš jau kaip ir rinktiniai žaisdavau, bet sėdėdavau daugumą laiko ant suolo, man kaip žaidėjui yra proga rekomenduoti prieš rinktinės trenerius, parodyti, ką aš iš tikro sugebu, todėl aš tikrai su mielu noru čia važiuoju šiais metais, o kai bus toliau, nežinau, gal būsiu kitais metais, gali būti visko. O šiais metais tikrai važiuoju su noru ir parodyti, ko geresnius rezultatus norėčiau. Apie vietą 12 pasvajoja ir Tadas Klimavičius. Į rinktinę neatvykus broliams Lavrinovičiams bei Petravičiui, Kauno Žalgirio puolėjas gali pirmą kartą apsivilkti Lietuvos rinktinės marškinėlius. Tikriausiai dabar yra tas šansas gal parodyti tiek Lietuvos rinktinės treneriam ir visiems kitiem, kad ar esu vertas ar ne. Nes 30 sekundžių. Kažkaip dabar gal labiau galvoju, kad galima patekti. Tiesiog gal aplinkiniai mane čia į tai stumė, nes visi sako, dabar pateksi, bet aš nežinau, sakau, žiūrėsim kaip seksis. Žiūrėsim, kokia fizinė forma bus. Mačiulis nesiryžta prognozuoti, kokią vietą pasaulio čempionate užims Lietuvos rinktinė. Anot puolėjo, šiemet svarbiausia būti kukliems. Aš jau vieną kartą daviau interviu ir sakiau, kad mes jau pernai per daug prisižadėjom, todėl šiemet gal pabūkim kuklus ir pasistengim parodyti tą, ką sugebam ir kaip jau išeis, taip išeis. Nes kaip geriau blogai žaisti, bet viską laimėti, negu gerai žaisti ir kokiam ketvirtfinalį ar kažkur iškristi. Bet viską pralošti vienu ar ten 2 taškais netyčia, taip žinai. Vyrų rinktinės stovykla prasidės ketvirtadienį Liepos 15 dieną Druskininkuose. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.